Sveiki, mėlėjai, čia laida Lietuva sveiksta. Sveiksta ta Lietuva, kai priima teisingus sprendimus. Ir kažkaip aš šiaip įprastai nepradedu laidų su aiškiu žinojimu, bet jausmas, kad šiandien pasisodinau protus, informaciją, žinias, ekspertiškumą ir suprantu, kad ne diskusija čia gausis pokalbis, todėl kad man atrodo, kad visi žmonės, kurie čia yra už tos Lietuvos sveikesnį buvimą. Čia šį kartą net 3 pašnekovai, su kuriais pakalbėsime apie tai, kad yra vis dar kažkokių keistų dalykų, kad imam ir į priėmimo skyrių sulaukiam vaikų, su kuriais nežinom, ką daryti, nežinom, ką jie su savim padarė. Tai čia šalia manęs Seimo narys, čia šalia manęs žmogus, kuris priima keistus automobilius, kurie ten atvažiuoja, ir žmogus, kuris galės papasakot, kas rinkoje vyksta, kai rinka yra legali ir nelegali. Kaip rinkoje žaisti, kai tu nežinai, kurioj vietoj kažkas yra patvirtinta, o kurioj nepatvirtinta. Sunki tema, bet aš kažkaip pagalvojau, kad labai norėčiau pradėti nuo Juliaus Jaramavičiaus. Juliau, jūs Santarų skubios medicinos centro vadovas ir skubiosios medicinos gydytojas. Taip. Šiaip, kai klausiau, tai kur jūsų baltas chalatas, sakot, jau retai ir užsidedu, nes kažkas suvaldyti tą skubų į centrą turi. Priedo chalatas nėra ta priemonė, kuri atitinka šių laikų infekcijų kontrolės reikalavimus. Aha, o kas tai yra? Tai yra, negali būti rankovės ilgesnis negu 3/4, ant rankų negali būti žiedų, papuošalų ir ilgų nagų gražių. Tai, tiesiog, tokia realybė atitinka šios. Žinojimui, pasiliekam čia žinojimui. Ar vis dar sulaukite, nes žiniasklaida tada tikrai pasiunta nuo to, kad kartais būna, kad paveipinę vaikai patenka pas jūs? Aš su vaikais netiek baisiai ir daug dirbu, mano su vaikais patirtis yra labai minimali, tiek kiek turėjau rezidentūrą, tiek buvo. Rezidentūros metu, kai buvau, dar veipai nebuvo labai populiarūs. Ne tik tai vaikai patenka parūkę tos keistus veipus, nes tose keistose veipuose yra medžiagų tikriausiai iš visų narkotinių klasių, iš visų narkotinių elementų ir su visokiais. Gal truputėlį padetalizuoti, kas ten gali būti? Opioidų derivatai, tas pats fentanilis, tie patys kiti opioidai, LSD, amfetamino derivatai, metamfetaminai ir panašus dalykai. Ką žmogui tai sako? Tai, ką jūs vardijat? Kas čia vyksta? Tai yra vadinamieji sunkieji narkotikai, jeigu taip paėmus. Kitaip sakant, tu įkvepi kažko, dėl ko iš vis negali būti tikras. Taip, jeigu mes kalbam apie tos nelegalius veipus, tai tenais yra visiškai be kontrolės dalykai ir kas tenais yra, niekas nežino. Tai gali būti sintetiniai kanabinoidai, gali būti pusiau sintetiniai kanabinoidai, plus visa pilna paletė bet ko kitko. Ir tikrai jūsų klinika yra sulaukusi vaikų, jeigu sakot ne pas jūs. Vaikų taip. Kai tu suvoki, kad kažkas jam yra, tikriausiai, net nežinau, gal ne koma, bet kas tai būna? Jūs gaunate iškvietimą? Mes gauname vaikus, mes juos apžiūrime. Jeigu taip žiūrime, tai imkime labiau suaugusius. Tai būna neaiškus sąmonės sutrikimai, neaiškus tachikardijos epizodai, neaiškus nerimo epizodai, kur visiškai neaišku kodėl ir kas ir kaip. Net jums neaišku. Kas yra problema šiek tiek su tais naujom psichoaktyviom medžiagom. Mes turime gana standartizuotus testus, kurios gaudo senas klasikinės 7 medžiagas. Visų kitų medžiagų nelabai pagauta. Šiuo metu egzistuoja tyrimas, kuris pagauna 7 medžiagas. Senas klasikinis geras šlapimo tyrimas, greitas atrankinis testas yra, jisai pagauna 7 klasikinės medžiagas. Taip. Jeigu mes kalbėtume apie Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės laboratorijos galimybės, tenais medžiagų, jeigu neklystu, yra 20 kelios, kurias gauda laboratorija. Bet ten jau daro iš kraujo. Jeigu mes kalbam apie teismo ekspertų laboratoriją, tenais yra visa paletė, kokios tik tai įsivaizduojam, bet ten nesiūsim kiekvieną kraujo tyrimą šiaip savo ir ten atsakymą ateina po kurio laiko, kur ten labiau policijos reikalai. Tai mes gaudom tas paprastasias 7 medžiagas ir pusiau sintetiniai kanabinoidai nepapuola. Jau yra kraujyje, bet tos medžiagos nėra pagaunamos. Kad turi švarų narkotikų testą ir turi apsvaigus neaišku nuo ko žmogų.
Su kolegomis atpumpuojate žmogų. Žodis atpumpuoja gal ne visai tinkamai naudojamas. Bandau atsargius žodžius vartoti. Labiausiai, kaip Ko reikia laiko, ko reikia. Labiausiai gydo laiko. Medžiagų vis tiek pasibaigia savo veikimas ir jos išgaruoja ir viskas grįžta. Kiek tai gali trukti? Kas LSD, man atrodo, ilgiausias, tai yra 12-16 valandų veikimas. Tai jeigu tu patekai į jūsų rankas 3 valandą, tai dar, kaip čia, saugi aplinka tau išlaukti, kol baigs galioti. Bet jeigu tau draugai neiškvietė greitosios? Kankiniesi namuose. Jeigu tu esi namuose. Plius yra niuansų, priklausomai irgi kokios medžiagos veikia ir kaip jos veikia. Tie patys sintetiniai, pusiau sintetiniai kanabinoidai. Jie gali veikti pakankamai agresyviai ir sutrikdyti tikrai smegenų veiklą, duoti traukulius ir panašius dalykus. Kas yra baisu ir prie traukulių tikrai kažkas iškvies greitai. Prie traukulių turėtų. Tu žinai, kad atrodo taip negražiai. Taip. Kad kažkas pasigailės. Tikrai kažkas pabijos neiškvies greitos. Ar galit pasakyti, kad šaunuoliai tie, kurie tai padaro? Tai būtinai šitą dalyką reikia pasirūpinti. Jeigu matot, jeigu jis asmenį šiaip, reiktų paklausti, ar jam viskas yra gerai. Ir jeigu jis neatsako? Jeigu jis atsako nesąmonės, arba jisai neatsako, tada reikėtų pakviesti specialistus, tai greitoji medicinos pagalba. Tikriausiai tai būtų. Kas po to? Kaip po to tokiam žmogui gyventi? Ar tiesiog vaikštau ir viskas pagerėja, ar noriu dar? Tai yra vėlgi labai stambus spektras iš patirties festivaliuose. Kai kurie festivaliai turi savo tam tikrų narkotikų spektrą, tai tie patys netgi LSD vartotojai turi labai ilgą tą veikimo metodą. LSD irgi pasižymi to, kad sukelia labai stiprias haliucinacijas, suvokimo sutrikimus, kurie yra labai ilgi. Ir suvokimo sutrikimai gali būti labai fainai ir gražu, bėgioja vienaragiai, vaivorykštės ir aukso kalnai. Ir kitas gali būti, kad tavo šaldytuvo saugosi slibinas. Ir jeigu tavo šaldytuvo saugosi slibinas, tai tau nėra labai malonu ir tas slibinas tave puola. Ir jiem irgi reikia išgyventi. Tai čia labai sunku pasakyti, kas kaip bus. Pagalba jiem pirmiausia yra tai dažniausiai nušnekinti, nuraminti juos, jiem padėti tą tokią saugią aplinką sukurti. Ir dažniausiai tai baigėsi. Jeigu atsiranda pavojingi simptomai, kaip sąmonės surkimas, traukuliai, didelis seilėtekis, pykinimas, vėmimas, ten jau reikėtų medikų įsikišimo. Dar truputėlį giliau prie jūsų pabūkim. Viskas pasibaigė, išleidžiat iš ligoninės, pamojuoja, padėkoja, garboje jūs laiko. Kas su tuo žmogumi toliau vyksta? Kokie tie 2 keliai? Visada yra 2 keliai. Ar gali paveikti visam gyvenimui tai, kas čia atsitiko? Gali. Mes jeigu matom pas labai dvasiškus žmonės, tai dažniausiai tai būna irgi po psichoaktyvių medžiagų vartojimas, atsivėrusios čakros ir visi kiti dalykai, kur pakeičia tavo suvokimą ilgam laikotarpiui. Iš tokių gal pavyzdžių, kuris labai akivaizdus, tai gal Linas Karalius, kuris mėgsta psichoaktyvės medžiagas ir iš tiesų jisai nuėjęs į visai kitą dvasinį pasaulį. Ar tai geriau, ar tai blogiau, aš negaliu vertinti, kas yra teisybė. Saugęs asmuo. Taip. Bet visos psichoaktyvės medžiagos vis tiek keičia mūsų smegenų struktūrą ir iš lėto jas gadina. Smegenų. O kas vyksta su plaučiais, kas vyksta su širdimi, kas vyksta su potencija, nežinau. Kaip po veipai gynasi tuo, kad jie yra mažiau žalingi negu cigaretės. Problema, kad mes tabaką kaip žmonės naudojam apie 400 metų. Veipai atsirado 2010-2014 metais. Ir labai lėtai. Bet tuo metu, kaip jūs sakot, kai jūs buvote rezidentu, tai tuo metu dar labai retas buvo atvejis. Tai buvo jo, jie tik tai pradėjo atsiradinėti ir ten tų vienkartinių nebuvo, labai gražių nebuvo ir taip toliau. Taip pat ir nebuvo, kad veipas yra psichoaktyvių medžiagų nešėjas. Labai ačiū. Žinau, kad Liudai turėtum dabar ką pasakyti, dar luktelk. Sauliau, profesoriau, klausot šitos istorijos ir žinau, kad nieks čia nenauja. Žinau, kad paskutinė informacija birželio mėnesį buvo, kad sakėt, kad aš vis tiek grįšiu prie šito klausimo. Ir ne biudžetui prarandami pinigai bus argumentas, kodėl nereikėtų vis tiek tų veipų uždrausti. Ar gali truputėlį pasakyti, ką norisi padaryti šitoj situacijai? Nes čia kaip jūsų paties klausimas. Matot, jeigu grįžt prie jūsų laidos pavadinimo, tai ar Lietuva sveiksta, ar Lietuva svaigsta.
O labai lengva suklysti. Tai matot, ir čia mes dabar ir kalbam kaip tik apie tai, kad dėja, kaip kolega daktaras ir paminėjo, kad pasaulis ant tiek greit pasikeitė apie galimybę kaip apsvaigti. Kaip svaigti ir kaip siūloma, kaip jaunimui, kaip vaikam galima apsvaigti, atrodytų, kas buvo brukama mintis nuo nekalto atseit dalyko, tu nerūkai, čia nedega tabakas, čia nieko tokio, čia tu tik tai garus įtrauki. Ir daktaras gražiai papasakojo, kas atsitinka, jeigu tuose garuose yra sunkus narkotikai. Bet ten gali būti bet ko kito, nebūtinai tie narkotikai. Žiurknuodžių esu girdėjęs. Visokio ten cheminių medžiagų, kurios jau pirmi tie dūmai jau sukels uždegimą plaučių audinyje. Ir nepratęsėm toliau minties, kad nežinai, ką tu ten garini ir ypač, jeigu garina žmonės jaunesni negu 25 metai, o iki 25 metų vystosi dar organizmas, jau kalbėjom apie tai, kad tai bus pažeistos nervų sistema, bus pirmiausiai pažeisti plaučiai, širdis, kognityvinės funkcijos ir panašiai. Ir taip, ilgalaikių pasiekmių mes dar tokių tyrimų neturim, kur pasakyk, kas atsitiks po 15-20 metų. Bet jų nereiktų ir laukti, nes jau dabar aišku ir tos trumpalaikės pasiekmės. Jau toks vaikas nebepasieks to, ko galėtų pasiekti tiek apskritai socialinė prasme, tiek sveikatos prasme, jeigu pradės sistemingai veipinti, net kitas vienkartinis paveipinimas gali neaišku ko baigtis, ypač jeigu neaišku, kokios ten yra medžiagos. Va dėl to nereiktų laukti. Ar yra nors vienas, kas galėtų pasakyti, kad nekenkia? Kad tiek paprastas tabakas, tiek bet kuris garinimas, bet kokios medžiagos garinimas nekenkia sveikatai. Jeigu tokių nėra, tai tada galbūt mes ir supraskim, kad tada neturėtų būti klausimo, kad kad vaikams šito negalima. Turbūt suprantam, kodėl vaikam negalima duoti, sakysim, ten ginklo, vairuoti ten automobilio ten ir galima būtų tęsti. Ne? Tai čia lygiai tas pats. Ypač, kai eina kalba apie vienkartinius veipus, kurie būtent ir sukurti, ir jų marketingas viskas, kad jie skirti vaikam. Tai turbūt ir tada, sakykime, aiškim, kabala, stop. Einam tuo pačiu keliu, kaip jau pradėjo į daugumą šalių, o konkrečiai Belgija ir Prancūzija iš vis jau uždraudė, kad vienkartiniai veipai, kurie skirti vaikams, kad būtų nelegalūs jų šalyse, kad negalima jų nei parduoti, nei įsigyti, plus ekologinė problema ir taip toliau. Kitose šalyse einama tų griežtesnės reglamentavimo kelių. Lietuvoje taip pat kol kas galioja tie reglamentavimai, kad negalima ten pardavinėti jauniem 18 metų, negali būti ten kvapų, skonių ir taip toliau ir panašiai. Šitos turim, bet mes turim 18 000 išduotų licencijų tabako ir tabako gaminiams per visą Lietuvą ir matom aiškiai, kad kontrolė neveikia, kad masė ten yra pažeidimų. 9 atvejais iš 10 tikrintų ir taip toliau. Kitaip sakant, jeigu atsakingai žiūrim į savo vaikų ateitį, tai paprasčiausiai turėtume pasakyti aiškią žinutę, stop, Lietuvoje neturėtų būti leidžiami tokie preparatai. Mes puikiai suprantam, kad atviros sienos, kad internetas ir visa kita, eina kalba apie tai, kad jeigu jau bus draudžiama, tai iš karto nuo sekančios minutės jau nieks nebevartos arba nebus galima įsigyti. Bet svarbiausiai, kad bus aiškiai siunčiama žinutė visai visuomeniai, visai vaikams, tėvams ir taip toliau. Šito daryti negalima. Ir manau, atitinkamai turėtume prisiminti, kad koks buvo pasipriešinimas tam tikrų verslo struktūrų, kai buvo sakoma, kad negalima rūkyti viešose vietose ir panašiai. Bet žiūrėkit, dabar jau visi pamiršom, kad buvo rūkoma kavinėse, kad buvo rūkoma netgi sveikatos priežiūros įstaigose, ofisuose. Aš jau nekalbu apie tai, kad buvo laikas netaip seniai, kai buvo rūkoma lėktuvuose. Dabar visi suprantam, kad tai buvo absurdas ir todėl, jeigu matom, kad čia yra absurdas, tai turbūt nereiktų laukti, kol, kaip daktaras minėjo, kad dar nėra ilgalaikių pasiekmių rezultatų. Nelaukiam gal tų ilgalaikių rezultatų, kurie aišku kokie bus neigiami, bet jau turim ir dabar trumpalaikius žalingus rezultatus. Čia ir yra esmė. Ką siūlot, Sauliau?
Kas tas jūsų konkretus pasiūlymas šiuo metu? Paprasčiausiai pasiūlymas, kadangi visų veipų uždraust, lygiai taip pat kaip tabako gaminių visų uždraust jau yra nerealu, jau traukinys nuvažiavęs. Kalbam apie vienkartinius, kurie kaip ten buvo, kad vaikiškas šampanas idėja, vaikiškas alus idėja ir panašiai. Tai čia lygiai taip pat kalbam apie vienkartinius vaipus, kurie būtent yra ir skirti vaikams. Kad jie, ne tai, kad kaip dabar, kad yra siūloma, kad riboti jų ten marketingo galimybės. Šitas galioja, bet kaip matom, jo praktiškai yra nesilaikoma. Paprasčiausiai tada turėtų būti nepalikta tokia, sakykime taip, adatos skylutė, pro kurią išlenda paskui dramblys. Ačiū labai. Liudas Zakarevičius, Philip Morris išorinių reikalų direktorius Baltijos šalims. Liudai, jūs pasikviečiau čia tam, kad kažkuria prasme, nežinau, už ką buvo sudėti beveik vieną grandį. Gali pasirodyti, kad, žinot, kalbėdami apie vienkartinius veipus, atstovaujate ir jūs kažkaip šitą rinką, ko man atrodo visai nėra. Ir dėl to, Liudai, labai norėtųsi, kad kažkaip, jeigu yra kažkoks aiškus toks rodiklis, kaip mes galėtumėm atskirti, apie ką mes kalbam ir apie ką nekalbam, tai čia būtų tikrai ta vieta, kurioje labai norėčiau jūsų nuomonės. Aš tai visų pirma labai džiaugiuosi, kad ta diskusija pagaliau įgavo tokią formą, teisinga, kokia jinai yra pasiekusi viešą erdvę. Ir ką ir profesorius minėjo šiandien, skaičiau FTATO pareiškimą, kad 9 iš 10 produktų jie yra su pažeidimais. Tai aš manau, kad visų pirma, didžiausia problema yra net ne įstatymai. Dėl to, kad mes turim pakankamai griežtai reguliuojančius įstatymus, kalbant apie veipus. Ir aš sutinku, kad reikia galbūt net juos griežtinti. Apskritai, tabako kontrolė turėtų būti labai, labai griežta. Tame, kad tų įstatymų galimai nesilaiko. Ir FTATO šiandieninis pranešimas yra akivaizdus to įrodymas. Pasakyk, Liudai, kas tas FTATas žmonėms? Vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Tai jos pranešime buvo pasakyta, 9 iš 10 elektroninių cigarečių, jos netitinka įstatymo raidės. Tai ką tai reiškia? Įsivaizduokit, kad kalbėtume apie jūs dabar. Tai čia vienas dalykas, bet antras dalykas – baudos ir baudžiamumas. Jisai neatbaido ir toliau pardavinėti tų produktų, kurie netitinka reikalavimų. Tai čia dėl to aš į šitą problemą žiūriu labai kompleksiškai. Jeigu rinkai yra tiekiami produktai, kurie netitinka reikalavimų, ir jeigu už to produkto pardavinėjimą tu gauni 3000 eurų baudą, po to apskundi tą baudą, ištesi procesą, tada gauni truputėlį didesnę baudą, matant, kaip greitai auga tų produktų pardavimai, tai nebaudžiamumas arba sąlyginai mažas baudžiamumas yra viena iš didžiausių problemų. Tai, Liudai, šitoje vietoje vos pastabdysiu, pasakykas tie 3000. Žmonėms gali atrodyti, kad tai yra, suma. Mes turim suvokti, kad tai gali būti 1% baudos, kuri šiaip jau galėtų būti dideliai kitai organizacijai. Be abejo, tai nėra didelė suma, turint minti pardavimo mastus. Būtent. Bet tai yra viena dalis. Ir jeigu jūs klausėt, kodėl mūsų, kaip Philip Morriso, nėra šito rinkoje, būtent dėl to ir nėra. Dėl to, kad tas produktas, toks koks jis yra patrauklus jaunimui. Jeigu mes turėtumėm tokį produktą, mes turėtumėm licencijuotą produktą, be jokios abejonės toks produktas, kurį tu negalėtum pripilti, nieko negalėtum pridėti to, apie ką kalbėjo ir gydytojas, bet tu negalėtum konkuruoti, dėl to, kad to produkto nereikia. Dėl to aš, pavyzdžiui, manau, kad sureguliuoti reikia iki minimalių skonių. Ta prasme, skoniai yra patrauklus vaikams. Vaikams yra patrauklus braškės, patrauklė karamelė, patrauklios Coca-Cola ir kitų skonių paletės. Jeigu tai būtų be skonių, manau, kad niekas jų nenorėtų. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, aš manau, kad reikėtų labai stipriai sugriežtinti pardavimo taisyklės. Ir galiu duoti vėlgi mūsų pavyzdį, ką mes sąmoningai darome, jeigu užeitumėt į mūsų parduotuvę, nepaisant to, kad ten nėra vaipų, bet mes prekiaujame kaitinamuoju tabaku. Pirmas dalykas, ko jūsų paklaustų, paprašytų parodyti jūsų ID. Turiu papasakoti, kad aš bandžiau žiemos metu įeiti ten su kūdikiu, pati su vežimėliu, ir mane išprašė. Ir aš sakau, bet aš čia, sakau, ponė, čia vaikai negali būti vaikų. Jeigu pardavėjui pasirodės, kad jūs esate jaunesni negu 30 metų, prašys jūsų 30. ID. 30. Mes sąmoningai išsikeliam. Čia kitų 25 palaukit. Jo, bet mes norėjom sąmoningai išsikelti 30. Antras klausimas bus, ar jūs vartojate nikotino gaminius. Jeigu jūs nevartojate nikotino gaminių, jūs negalėsite nusipirkti nei vienos prekės mūsų parduotuvėje.
Ir trečias dalykas, aišku, čia bus pirmas dalykas, jeigu kaip jūs, Laura, eisite su vaiku, jūsų neaptarnaus. Aš irgi bandžiau tai padaryti sąmoningai kitame mieste Lietuvos, nes Vilniui vis tiek gyveni Vilniui, tai daugiau mažiau pažįsti žmonės. Iškart aš ėjau su 2 dukrom, iškart manęs paprašė išeiti, sakė, ateikite, jeigu būsite be vaikų. Tai aš manau, kad yra keli dalykai. Pirmas dalykas - griežtas reguliavimas ir antras dalykas - baudos. Griežtos baudos, gerokai griežtesnės baudos tiem, kurie pažeidinėja. Aš matau, kad mes visi vienoj pusėje sėdėme. Bet tai aš tik norėčiau papildyti. Bet tai turbūt tą, ką jūs sakot, turbūt mes visi sutinkam su to ir tai niekaip nepaneigia tos idėjos, kad vienkartiniai veipai iš vis turėtų būti uždrausti. Vienkartiniai veipai yra, mano nuomonė, skatinimas rūkyti, pratinimas rūkyti. Apie kainą kalbame. Nes jie yra palyginti nebrangus, jie yra spalvoti, gražus ir taip toliau, dar dega LED lemputė graži spalvota ir tai yra skonis, didžiulis skonis. Ir marketingas vaikams skirtas. Iš esmės tai yra įpratinimai rūkyti. Liudai, ką pasaulis daro? Mes pamirštame 2 kompleksinius šios diskusijos dėmenis. Pirmas dėmuo yra nepilnamečiai. Taip. Ir nepilnamečiam turėtų būti 0 tolerancijos, kas liečia nikotino gaminius. 0. Tai yra nesvarbu, ar tai būtų veipai, ar kaitinamasis tabakas, ar cigaretės, ar nikotino ar bet kokia kitokia nikotino forma. Tiesiog padeda. Tai turėtų būti 0 tolerancijos ir valstybė turėtų skirti neįtikėtinai kartu su verslu beje, ir mes irgi esam pasiruošę tai daryti, pinigus, know-how, kompetencijas, žinias, kitų šalių patirtis, tam, kad tas segmentas būtų apsaugotas, nes nikotino gaminiai nėra skirti jam. Bet šalia to mes turime rūkančiąją visuomenę. Arba visuomenę, kuri vartoja nikotino gaminius. Ir be jokios abejonės mes žinom, dabar turbūt nelysiu į veipų sandarą dėl to, kad tai nėra visiškai mano prerogatyva, bet mes žinom, kad rūkimas jisai iš principo kenkia labiausiai. Nenori, tai yra smalkės. Smalkės kancerogenai, kurie sukelia kraujagyslių ligas, čia jau jūs be jokios abejonės gerokai geriau žinot, ir plaučių ligas. Bet ką daryti su ta visuomenės grupė? Nes tu negali viską uždrausti. Dėl to, kad jeigu uždrausi, tai arba dėl didelių mokesčių ir didelių kainų jie leisis į nelegalią prekybą ir praras, kaip praeitais metais praradom 109 milijonus eurų biudžete, ar jie vis dėlto turės kažkokią galimybę ieškoti kelių pereiti prie mažiau kenksmingų produktų. Nekalbant apie veipus, pasaulyje yra mažiau kenksmingų produktų. Ir mes matom tą pačią Švedijos pavyzdį, kur yra vos 5% rūkančių žmonių ir kur sergamumas rūkymo sukeliamomis lygomis yra mažiausias Europos Sąjungoje. Kas ten atsitiko? Tai be abejo, tai buvo snusas ir nikotino maišeliai. Pas mus gerai, kad nėra ir reiktų, kaip sakant, stabdyti, kol laikas ir apie tos pačius nikotino maišelius, kur gali būti koncentracija daug didesnė ir mes gali būti taip, kad šokdami, kaip sako, nuo vilko, šoksim ant meškos. Tai čia vėl atskira tema ir manau, kad nenukrypkime tai, bet geriau galbūt tada pagalvokime apie tai, ką aš puikiai pritariu, kad kalbant apie vaikus, apie jaunimą, juk svarbiausia yra aplinka. Be jokios abejonės. Tai tuomet ženkim kitą žingsnį galbūt. Jeigu jau aptarėm apie tai, kad absurdas buvo rūkyti lėktuvuose ten ir taip toliau, tai galbūt ir kalbėkime apie tai, kad turi būti aiškiai nerūkančios zonos miestuose. Ne tik apie vaikų darželius, ne tik aplink mokyklas, bet galbūt ten, kur yra parkai, kur yra ten alėjos, autobusų stovėjimo aikštelės ir taip toliau. Tai nes viskas prasideda nuo aplinkos ir vaikai ima pavyzdį iš tėvų. Lygiai taip pat, kaip dabar yra uždrausta, sakysim, rūkyti transporto priemonė, jeigu ten yra nėščios moteris ar vaikai, ar ne. O tie patys Bolto pavėžėjai, taksi ar panašiai, jie gali rūkyti savo automobilyje, o yra ir pasyvus rūkimas juk dar. Tai galbūt reiktų segmentuoti. Čia mes kalbam apie aplinką, apie vienus dalykus. Kitas dalykas yra žmonės, kurie vartoja, kurie yra priklausomi ir jiems reikia ir pagalba atitinkamai, vystoma yra tai, bet nereikėtų pataikaut būtent, šnekėkim tiesiai šviesiai, rūkaliams, vėlgi, kai buvo pataikaujamo lėktuvuose, sakysim, savo laiku. Bet viską daryti aiškiai palaipsniui, išaiškinant, aptariant visiems kartu, sutinku tame tarpe ir su verslu galbūt ir panašiai. Ir ypač, kur yra atsakingas verslas. Aš labai sutinku su profesoriumi ir aš atsimenu, žiūrėjau, man atrodo, jūs sveikatos reikalų komiteto posėdėje vienam davėt pavyzdį Islandijos ir
vaikų užimtumo klausimas. Tai aš manau, kad vaikų užimtumo, paauglių ypatingai tada, kai vyksta lūžio momentas, kai tu nori pasirodyti prieš draugus, kad tu gali išsitraukti, aš nežinau, ar veipą, ar cigaretę, ir veipinti, o čia yra esmė. Ir tai yra prevencijos dalis. Ir Liudai, taip pat giliau, čia kalbėjau su Vasaros 5 ligoninės ūmios terapijos vadovu ir jisai pasakojo, kad tai gali būti pasekmė neveiklumo. Tas, kad noras pabandyti kažką, ko tu nežinai, kas čia yra, gali būti iš tokio, kad nieko neveikiu. Nelankau, manęs nelaukia futbolo treniruotėjai, krepšinio treniruotėjai, jokia karate būrelis. Aš neturiu ką veikti. Aš tiesiog kažko tada ieškau ir kažkas mane ten gali įtraukti. Jūs labai gerai sako, tos problemos yra tarpusavį susiję. Tame tarpe ir ekranai. Tai visa tai, kaip sakant, gula į vieną paletę. Ir jeigu draugai, sakysim, veipina ar panašiai, naudoja mobilų telefoną ar ten kitus dalykus, o man, sakysim, tėvai neleidžia. Taip neveiks. Juliu. Gal tie visi draudimai, kur buvo įdomus dalykai, rūkimai lėktuvuose, namuose, kavinėse ir visi kiti dalykai. Tai prasidėkime nuo to viso rūkimo istoriją 20 amžiaus. 20 amžiai, pačioj pradžioj. Madinga buvo. Ne tai, kad madinga, netgi gydytojai rekomenduoja, buvo vienu tarpu. Tai perėjom į tą, kad po to žalinga, kai nebėjo paneigti, kad tai žalinga, tai tapo žalinga. Tos pačios Marlboro reklamos, gražios su kaubojais. Schumacherio mašina raudona su Marlboro reklama per galinį sparną, per šoną ir taip toliau. Dar ir dabar yra tie video išlikę labai gražus, tikrai stebuklingai gerai atrodanti mašina. Bet visas tas pasibaigė su reklamom ir taip toliau ir tada prasidėjo visi draudimai, kad rūkimas yra žalingas ir iš lėto tas keičiasi. Tas pats tiesiogiai Philip Morrisas nėra susijęs su veipų pardavimais ir jų skysčių gamyba, bet Philip Morrisas yra koncerno dalis, kur kita koncerno dalis irgi rūpinasi ir THC skysčiais, THC išskyrimu ir to pačiu veipų gamybą. Tai čia toks tarpusavio konkurencija savam kieme šiek tiek gaunasi. Netgi tie patys jūsų minami kaitinimo tabako, taip Lietuvoje nėra skonių, bet išvažiavus už sienos į Lenkiją, skoniai prasideda. Tai čia Lenkija nėra, čia yra ES deleguota direktyva, nėra viso ES skonių. Lenkijai mėtiniai dar lygia. Mėtinės likusios su tam tikra koncentracija iki leidžiamos ES. Gali būti, bet dar, man atrodo, neseniai žmonės iš Lenkijos veris mėlynus. Bet, tie dalykai buvo, jie yra, ten su tabletėmis būna tie patys skaitinimo tabako elementai ir taip toliau. Tai čia, šitas dalykas, kaip pats rūkimas kenkia, tą turim pripažinti visi. Taip rūkančiai visuomenė reikia, sutikti, kad jie toliau rūkys ir jiem padėti kaip galima mažiau kenkti savo sveikatai. Ir vienkartinių veipų nereikėtų aplamai sieti su narkotikų nešėjais. Patikslinkit, Juliau, vienkartinių veipų nereikėtų sieti su narkotikų pernešėjų. Tai nėra tik tai. Tai toli gražu, vienkartinį veipą išardyti, jį sudėti, pakrauti, surinkti skysčius. Ten reikia biškai mechanikos. Apie kokius veipus tada mes kalbam? Mes kalbam dažniausiai tai bus skysčiai, kurie pildomi daugkartinius. Atviras talpykles. Apie kuriuos mes kalbam dabar? Kas yra mūsų tai yra darbo stalo? Ką ir gydytojas kalbėjo apie apsinuodijimus visus, tai yra tai, kur tu gali maišyti viską. Koks reglamentavimas tų dalykų? Tai tie dalykai yra reglamentuoti, mes kaip jau ir apkalbėjom, tik tai problema, kad, kaip sakant, nesilaikoma, gaudom vėjo laikuose ir čia tą linkime reikia dirbti ir tikrai ir griežtinti ir baudas, ir atsakomybę ir visą kitą. O tie vienkartiniai veipai yra skirti vaikams. Šitie daugkartiniai pildomi tarpyklės yra ir brangesni, ir netokie patrauklus vaikams, jie sukurti bendrai rinkai. Tai kaip gydytojas aš norėčiau, kad jų iš vis nebūtų rinkoje, bet suprantu, kad tai yra utopija. Jau traukinys, kaip sakant, išvažiavęs, lygiai taip pat kaip su tabako gaminiais. Viskas, jeigu būtume grįžę atgal prieš tos kiek ten metų, tai turbūt tada nebūtų tokios nei Schumacherio ten tos reklamos, nei visa kita, bet dabar jau viskas. Tai užtat, bet bent šituos mes turėtume turėti blaivų protą ir sakyti, kad jeigu šitas produktas, kuris skirtas vaikams ir būtent kuris žaloja vaikų sveikatą, mes apie jį turėtume iš vis kalbėti, kad jis turėtų būti draudžiamas ir nevartojamas, o visus kitus jau tada reikėtų diskusijos
ir reguliavimo. Lygiai taip pat, kaip nenorėčiau, kad mes plačiai pradėtume diskutuoti, kaip Švedijos pavyzdį su tais snufais ir panašiai. Labai norėtų kai kas galbūt, kad mes sektume šito pavyzdžių, bet čia yra atskira diskusija ir ten su tais nikotino maišeliais galima prisižaisti taip, kad gydytojai iš vis nežinos, kas ten atsitiko, kadangi koncentracija gali būti daug didesnė. Vienu sakiniu galima pasakyti, kad jeigu tam veipe jisai kainuos daug pigiau ir vienas veipas gali atstoti, nežinau, 2-3, galbūt netgi pakelius cigarečių, tai kokia ten gali būti koncentracija tų medžiagų. Tai atitinkamai su tais nikotino maišeliais gali būti lygiai tas pats. Aš jeigu galiu sureaguoti dėl nikotino maišelių, kadangi vis dėlto atstovauju industriją šiuo atveju ir mes turime savo portfelį nikotino maišelius, tai yra labai paprasta sureguliuoti nikotino lubas ir nikotino skonius. Ir aš manau, kad tai yra teisingas variantas. Dėl to, kad taip, yra šalių, kuriuose yra laukiniai vakarai, kur gali būti 35 mg ir 40 mg. Aš neįsivaizduoju, kaip galima šis tokį vartoti. Bet jeigu imti švedišką, yra 2 standartai. Švediškas standartas ir vokiškas BFR instituto standartas yra arba 20 maksimumas, arba 16 maksimumas. Ir tada tu rinkoje, jeigu yra sureguliuoti tie produktai, rinkoje tu negali turėti tiesiog daugiau. Tai jeigu greitai sureaguoti, tai nebent galima būtų diskutuoti, kad galbūt tai galėtų būti, sakysim, vaistinėse ar panašiai, kaip receptas galbūt tiem, kurie nori mest rūkyti, bet negali, kaip sakant, kol kas sunku jiems atsisakyti. Čia tokia tik tai greita, manau, būtų reakcija. Bet ne tai, kad pradėt nuo šitų, vietoj to, kad tu neužsikabintum, kaip sakant, ant cigarečių. Nes dabar, kai kur eina ta linkme žinutė, kad tarsi kaip žalos mažinimas ir panašiai. O čia gali būti labai pavojinga. Aš, profesoriu, labai noriu, kad jūs papasakotumėt, kaip jūsų nešamas žinutės apie tuos pačius vaikus grįžtu. Kaip sutinkama Seime? Mes taip aiškiai atskyrėm, kad tai yra tiesiog negalima, bet suprantu, kad kai jūs atkeliaujate į Seimą su pasiūlymu, tai nėra žalio koridoriaus tam. Žiūrėsim, kaip bus rudens sesijoje. Būtent visa eilė kolegų seniai jau ragina ir siūlo tą daryti ir iš įvairių frakcijų. Na ir žiūrėsim, ant kiek Seimo nariams rūpės mūsų vaikų sveikata, o kam galbūt rūpės, visai kiti dalykai. Kokie? Verslas. Kas čia? Aišku, biudžeto pinigai? Na, jeigu kalbėti apie biudžeto pinigus, tai kai kas bandė pasakyti, kad tai gali kainuoti 14 milijonų mūsų biudžetui. Mes kalbam apie 14 milijonų. Bet mano supratimu tai yra blefas. Ko gero visi veipai būtų apie 14 milijonų mokesčių, o vienkartiniai turbūt būtų kita dalis. Bet net jeigu ir būtų 40 milijonų ar kiek ten, vis tik tai vaikų sveikata kainuoja nepalyginamai, kaip sakant, brangiau. Ir kadangi tai eina kalba apie mūsų vaikų ateitį, apie mūsų vaikų sveikatą, tai vis tik tai finansai turėtų nueiti į kitą planą. Ir kai mes kalbam apie investiciją į sveikatą, šiuo atveju ne apie išlaidas, mes kalbėtume apie investiciją į vaikų sveikatą. Pačius, jeigu finansų žiūrint, rūkančio žmogaus gydymas kainuoja kelis kartus brangiau negu jos mokami mokesčiai per tą laiką. Būtent. Ir tas akcizų žiūrėjimas tai yra savotiškas greitas kreditas. Paėmiau dabar, susimokėsiu kažkada ateityje gerokai daugiau, priedo dar negautas pajamos ir visi kiti dalykai. Tai į tą reikėtų atsižvelgti, iš tiesų, kiek laiko planuojam turėti valstybę. Mes turime pavyzdį Belgijos, turime Prancūzijos, apie juos mažiau kalbėjom, Švedijos. Kaip kitos valstybės sprendžia šitos klausimus? Aš suprantu, kad mesgi nesam čia kažkokie užsidarę teritorija uždara, kurioje čia kažkas vyksta ir nematom, žinai, kas vyksta kitur. Vėlgi, tos 3 paminėtos šalis jūsų yra labai geri pavyzdžiai dėl to, kad buvo imamasi radikalių, sakykime taip, perversmų, bet neapskaičiuotos pasiekmes. Ir jeigu mes pažiūrėtume, pavyzdžiui, Prancūziją, ten ne tik veikia, mes kalbam apie visą tabako industriją, nelegali prekyba yra 41%. Kiek? 41%. Kokiu būdu? Tokiu būdu. Lietuvoje nelegali prekyba vėlgi yra 21%. Kai buvo, bet kažkada buvo 19 praeitais metais. Tai kyla, bet be jokios abejonės, vėlgi čia turbūt ne apie tai susirinkome diskutuoti. Jeigu mes atskiriame tas 2 kategorijas, tai yra nepilnamečius, kuriam turėtų būti absoliučiai nulinė tolerancija nikotinui, ir suaugusi rūkalių arba nikotino vartotoją, matant perkamąją galę Lietuvoje, tu negali drastiškai žaisti tais pačiais akcizais. Dėl to, kad akivaizdu, kad tai išvirs į nelegalios prekybos didžiulius rautus.
ar įmanoma sukovoti su nelegalia prekyba, aš noriu tikėti, kad įmanoma, bet reikia turbūt dar daugiau pastangų ir ne tik iš teisėsaugos institucijų, dėl to, kad jos dirba tikrai pakankamai efektyviai, bet ir iš visuomenės. Tai irgi mes, pavyzdžiui, ką mes darom, mes maksimaliai stengiamės padėti valstybei. Tam, kad išvengti tokių pasiekmių, reikia bendrų pastangų ne tik iš valstybės, ne tik iš visuomenės, nes visuomenės tolerancija tam irgi yra, na, sakykime, taip pakankamai maža. Jie nesupranta, kad jie remia priešą, šiuo atveju kalbam apie Lietuvos kontekstą, Latvijos ir Estijos, ir kartu verslo. Ir aš labai norėčiau, kad tokių verslų būtų daugiau, kurie galėtų prisidėti. Man atrodo, visi nori, tik tai galvoja, o kaip dar? Nu, man toks jausmas. Sauliau, jūs man paaiškinkit, kaip žiūrovams paaiškinti. Idėja yra tokia, kad jeigu tai yra produktas, kuris nėra naudingas sveikatai, pridedam jam akcizo mokestį ir taip tikimės, kad žmonės mažiau pirks. O jeigu jau pirks, tai prisidės prie valstybės labiau. Čia tokia idėja yra akcizo. Tęskim toliau mintį. Akcizo idėja toliau yra ta, arba bent jau buvo ta, kad tie surinkti pinigai būtų skirti būtent švietimui, profilaktikai ir gydymui. Bet dabar tie visi akcizai nueina į bendrą, kaip sakant, katilą. Mes neatskiriam to švietimui. Ir aš sutinku, dalį skiriam, bet eina į bendrą katilą. Ir aš tikrai sutinku su tuo, kad turi būti balansas. Tai, kad kaina įtakoja produkto vartojimą, faktas. Vis dar įtakoja. Ir visada įtakos. Taip. Ir visada įtakos. Bet kur ta riba, kaip tam anekdotė, kaip sakant, ar per greit, ar ne per greitai bėgu, tai va čia reikia šitą balansą, kaip sakant, ieškoti ir išlaikyti. Jeigu aš esu sąmoningas pilietis, tai pasižiūriu, ar akcizas sumokėtas ar ne. Ne, tai pilietis nemato akcizo dedamosios kainai galutinai, bet nepamirškim, akcizas, kas yra akcizas? Primityviąją prasme, akcizas yra nuodėmės mokestis. Nu, ir kur toliau jisai keliauja. Taip, ir kur toliau. Ir akcizai turi didėti, nes tai yra akcizo priedermė. Čia liūdai jūs kaip sakot? Nu, tai čia yra ekonomikos pirmapradis. Akcizai turi didėti. Bet klausimas, kaip greitai jie didėja ir kaip vartotojas galutinėme etape pajus akcizo šoką. Kai jie gali nusipirkti, bet dabar kalbu tik apie cigaretes. Cigaretes pasienyje už 3 eurus, o parduotuvėje už 5 eurus. Jeigu žmogus uždirba 600 eurų ir jisai rūko, tai tokiu atveju be jokios abejonės jisai turbūt rinksis, kad ir kaip bebūtų gaila, negalvodamas, kad jisai remia režimą, jisai rinksis režimo teritorijoje pagamintus pigesnius produktus. Bet tai čia viena dedamoji. Bet toliau tęskim. Bet jeigu šitas žmogus rūko prie savo vaikų, prie savo mažų vaikų, tai čia tada... Jis nesupranta, ką jisai, kaip sako, jisai ar jinai, lygiai taip pat ir mamos, ką jie tada daro. Tai vat vėl mes apsukam ratą, kad daug yra dedamųjų, o svarbiausia aplinka ir taip, kokia tolerancija. Jeigu mes toleruojam, jeigu buvo paaiškinta, mano supratimu, labai suprantamai, kodėl ypač rūkaliai toleruoja ir nesupranta, kad palaiko tą režimą ir tuo pačiu, kaip sakant, prieš Lietuvą eina, bet kartu jie eina ir prieš savo vaikų sveikatą, kur jeigu vaikai matys tokią aplinką, tai sakys, kad čia nieko tokio. O jeigu dar matys, kad draugai daro tą patį ir norės pritapti prie draugų, tai vat čia ir yra turbūt numeris 1 uždavinys, jau buvo minėta ir Islandijos pavyzdys, ir tam jūsų laida ir visi kiti turėtų ir pasitarnauti, kad pirmiausiai čia turėtų būti aiški žinutė, kad žiūrėkit, dabar šnekėkim labai paprasta kalba. Na, jeigu mano vaiką mokykloje, sakysim, ar kur nors kitur, koks ten nors vaikas ten, nežinau, ten sumuš, ten dar ką nors tokio padarys, tai turbūt tėvas toj bėgs aiškintis ten ir ką tu čia dabar padarėjai. Būtinai. Vos nesukumščiais galbūt, ar ne? O jeigu pats žaloja savo vaiką ir ypač savo vaiko ateitį, apie tai net nesusimasto, nes viskas ir prasidėtų nuo pavyzdžių. Ir ko gero, daliai žmonių, jeigu šitą išaiškint, ko gero, kad ir kaip sunku būtų, galbūt jie netgi galėtų ir mest rūkyti, arba bent jau pradėti neberūkyti pirmiausiai namuose prie savo vaikų, jau nekalbu apie automobilį ir taip toliau. Ir grįžtam prie veipų, nes šiandien tema yra, kad Lietuva sveiksta, kai tikriausiai, kad neveipina. Ar teisingai? Visiškai pabaigai. Deja, ne. Kol kas, kada Lietuva sveiksta? Lietuva veipina ir svaigsta, bet
sveiksta, bent jau ta prasme, kad mes atvirai kalbam apie šitą problemą, o norint išspręsti problemą, tai pirmiausia reikia ją įvardinti. Įvardinti jos, kaip sakant, šaknis ir galimų sprendimo būdus ir kad kiekvienas iš mūsų surastume teisingiausią sprendimą savo šeimai, savo vaikam. Ačiū labai. Juliau, kaip jūs galvojat? Kas jūsų Lietuva sveiksta? Vis tiek pastebit ir gerų ten dalykų darbe. Ne, tai dalykų gerų darbe, kaip čia jums pasakė, aš po naktinės, aš kad tik iš po Olandijos grįžęs, tai dabar esu dar piktas ir agresyvus dėl šito dalyko. Bet manau, Lietuvas turėtų sveikti tuo momentu, kad iš tiesų naikintos vaikam patrauklius dalykus, iš esmės rūkimo žaislus, juos pakeisti, palikti tuos pačius rūkančius žmonės. Ir naujų rūkančių tiesiog neįtraukti, kad seniai mes rūkyti, tikėkime, tai pavyks, bet tas procesas pats yra gana sunkus ir sudėtingas ir tie seni rūkoriai tikriausiai taip ir liks rūkantis iki savo gyvenimo galo. Liudai. Aš pažiūrėsiu dabar visą tai kaip pilietis. Aš 43 metus gyvenu Lietuvoje, auginu 2 dukras, aš labai myliu savo šalį, beprotiškai. Kas man mano šalyje yra skaudu, kad tada, kai yra priimami geri įstatymai, kad jie neveikia. Aš manau, kad dabar įstatyminę bazę mes turime vietomis gal truputėlį per griežtą, bet čia turbūt ne šitos diskusijos objektas, bet griežtą, reguliuojama griežtai. Ir aš norėčiau, kad tų įstatymų visi laikytųsi. Jeigu tų įstatymų laikytųsi visi, tai tada aš manau tos problemos, kurią mes turime šiandien, mes neturėtume. Ir jeigu įstatymo laikymosi užtikrinimas būtų 100%, aš manau, kad Lietuva tikrai sveiktų. Bet tas pats turbūt pasakytina apie bet kurį kitą įstatymą. Be jokios abejonės. Greičiai neviršykimi. Be jokios abejonės. Grandininė reakcija tokia. Įstatymai sukurti tam, kad mes jų laikytumėmės, o ne tam, kad ieškotumėm kažkokių galimybių juos apeiti, apgaudinėti vartotojų ir apgaudinėti visų. Taip, bet įstatymas pats savaime neveikia. Gali rašyti ant sienos, gali rašyti jį kaip nori, kokiom nori raidėm. Jeigu nesilaikysim jų, jeigu jų nepriimsim, kiekvienas iš mūsų taip, jie tada neveiks. Kažkieno atsakomybės reikalaujam, ar ne? Ar teisingai girdžiu? Tai turbūt kiekvienas savo. Kiekvieno atsakomybės. Vienas dalykas savo atsakomybės, aš manau, kad mes veikiam pakankamai atsakingai ir netgi aš, būdamas stigmatizuotos industrijos atstovas, aš didžiuojuosi savo kompaniją dėl to, kad mes veikiam tikrai atsakingai ir laikomės visų įstatymų, bet aš manau, kad matydami visą platų spektrą, jeigu įstatymo laikymuisi baudžiamumas yra per mažas ir jeigu mes matomėm, kad įstatymo nesilaikantis yra praktiškai nebaudžiami arba baudžiami simboliškai, bauskime stipriau. Juliau. Veipai su skoniais yra uždrausti dabar šiuo metu, bet nueikime į bet kurį kioskelį, paprašykime geltoną ir raudoną ir tie skoniai labai skirsis vienas nuo kito. Tai yra labai paprastas pavyzdys, kad nors ant pakuotės dinga pavadinimas, kad tai yra kažkokio skonio daiktas, bet tas skonis išliko tiesiog spalviniai gamai. Po įstatymų išėjimo, man atrodo, sekančią dieną tiesiog dinga pavadinimai, pakuotė pasikeitė, bet liko tas pats. Žiūrėkit, tai sveikim tada. Sveikim, ta prasme, kad visi turbūt prisimenam, bent jau čia sėdintis, kai buvo momentas, kai vis tik tai mažai kas prisisekdavo saugos diržus važiuodami automobilį. Ir kai buvo įmamasi kompleksinių priemonių, imtinai iki paveikios reklamos, imtinai iki kontrolės, iki baudų, pradedant nuo mandagaus policininko pasakymo, priminimo, kad sekantį kartą gausi baudą ir taip toliau. Žiūrėkim, kaip situacija pasikeitė. Lygiai taip pat, kaip situacija pasikeitė, niekas net negalvoja apie tai, kad galima būtų rūkyti lėktuvę ir panašiai. Tai man atrodo, čia lygiai tas pats. Tai paprasčiausiai reikia diskutuoti, viešinti šitas problemas ir skatinti, kad įstatymų būtų laikomasi bet kurioj srity, o ten, kur matom, kad galbūt reiktų kažką, šiuo atveju kalbam, kad sugriežinti, o kai kur galbūt priešingai, reiktų paprasčiausiai apie tai diskutuoti ir teikti tokius pasiūlymus. O norinčių, o galinčių, o energiją čia susifokusavusių žmonių, jaučiu, kad turim labai daug ir jų dar ne tik tai čia yra, jų visur yra. Tai tik primenu, žinokim, kas yra jau uždrausta, žinokim, ko negalima
žinokim, iki kokio amžiaus neįeisim ten, kur mūsų nepriima, nes ne mūsų amžiui tai skirta. Ir sekim naujienas ir nesusitaikinkim su tuo, ko negalima vaikams. Pirmiausia, vaikams. Dar būtinai grįšim prie šių temų, nes jos yra tikrai labai aktualios. Ir man jausmas, kad šituose pokalbiuose gimsta tam tikri aiškesni dalykai. Žmonėm, kurie jum atrodo nuolat, kad viską jūs labai visiems aiškiai kalbat. Žmonės, kai kurie net akcizų nespranta, net dar kai kurių dalykų. Tai Lietuva sveiksta, nes leidžia savo kalbėti temomis, kurios yra ir stigmatizuotos, ir sunkios, ir neaišku, kaip jas spręsti. Bet svarbiausia, kad noro yra. Čia Lietuva sveiksta. Ačiū Laura jums. Ačiū jums. Ačiū. Liau, dėkui.